nepabrango. Jo poreikis nebuvo toks didelis, koks būtų normalios žiemos metu. Žaliavos kiekiai, jie tokie, kokie buvo rinkoje, tokie ir pasiliko. Tik tais pats poreikis pačio biokuro katilinėse naudojimo ar miestuose, ar tuose pačiuose šiltnamiuose, jisai nepadidėjo. O dabar, kai tokia žiema prie tokio minuso, biokuro poreikis jis yra didesnis. Ir tai jeigu jisai išsilaikytų, tas šaltis toks ilgesnis apie 2-3 savaitės, gal mėnesį, gal pusantro, bet logiškai mąstant, maža tikimybė, kad iki balandžio mėnesio bus didelė šalnos. Kas dar liečia patį biokurą, tai turim susiradę ne vien tik tai katilinės dabar vežam į Paukštyną Joniškį esantį, tai ten šildom savo biokūrų viščiukus, iš kurių gaminasi mėsytė. Ta prasme, gyvenime viskas sukas ratu. Užaugo, nukirtom, viską panaudojam nuo A iki Z. Nuo rąstų iki šakų viską paverčiam kažkokią tai šilumą, kuri atkeliauja kažkokiu tai pavidalu į namus. Tai galimai atkeliauja net ir vištienos pavidalu.